ką tik grįžau po 2 valandų šopinimuose ir aš dar iškart po darbo šopinaus. Tai atidirbau ir ėjau iškart į Akropolį šopintis. Žiauriai pavargau, ką tik grinai pusvalandį tiesiog sėdėjau ir chatinau su draugė, nes negalėjau iš karto sėsti filmuoti, nes žiauriai pavargau. Kažkokią didelę intro nedarysiu. Labas, aš Gabrielė. Jeigu dar nesubscribini, pasubscribink. Tiesiog noriu nufilmuoti kažkiek tai savo gyvenimo, kaip visada tiesiog vlogą padaryti. Tai bus iš poros dienų. Šiandien kažko labai nefilmuosiu, bet tiesiog pagalvojau, kad prisipirkau tikrai nemažai, tai aš tiesiog jums parodysiu haulą, ką aš nusipirkau. Čia bus daug ir maisto, ir daikčiukų, ir taip toliau. Kornelija Maliukaitė, mano geriausia draugė. Nuo dabar nežiūrėk iki kažkokio tai laiko, kad nieko nepamatytum, ko nereikia. Nes nežinau, kada šitas video išeis, o čia daug dalykų bus Kornelijai, mano draugiai, gimtadienio proga tiesiog. Galim pradėti, jeigu kažką girdit. Tai čia mano šaldytuvas, jisai toj nustos, tai bear with me. Pirmas dalykas yra štai toks dovanų pakavimo popierius. Nežinau, pasiėmiau tokį, kur man labai mielas, man labai gražus, man jo reiks, dėl to, kad aš pakuosiu dėžutę. Aš manau, pamatysit per šitą video, kaip aš pakuosiu draugį dovaną. Gerai, galim pradėti gal nuo Maksimos, tiesiog nuo maisto. Tai kažkaip užsinorėjau spagėsiu, tai pasiėmiau. Tada faršas. Čia daug kas bus iš tokių dalykų, kur aš noriu pasigaminti čili troškinį. Tai, ja, pavyzdžiui, saldžiosios paprikos dėl to. Pienas be laktozės, obviously. Pasiėmiau Pepsi, nors norėjau kolos, bet jam buvo nuolaida. Tai guminukai, draugyčiai. Į dovaną, kad primestinais. Ir čia 2 šokoladukai draugai, kad į dovaną primės. Turėtų gražiai atrodyti, kai pakuosiu ir parodysiu, bus labiau geriau supras. Sūris tiesiog. Kiaušiniai. Of course, mandarinai, nes dabar vien mandarinus aš noriu valgyti grinai. Tada pasiėmiau porą prieskonių, tai saldžioji rūkyta paprika ir kiaulienai. Tiesiog prieskonių, nes turėjau vištienai, bet kažkaip su kiauliena, su faršu ta prasme nelabai kažkaip. Porą svogūnų. Tada čia iš Tigerio, Flying Tiger, jeigu žinot, manau žinot. Pasiėmiau tokį marshmallows. Šiaip labai gerai, jie gal kainuoja kokį eurą ar 2. Iki 3 eurų tai tikrai, ir tada koks pakas. Ir žinot, kaip yra tie mažiukai, tai jie tikrai daug brangiau kainuoja ir jų tikrai trumpiau užtenka, tai šitų daugiau užtenka ir jie lygiai taip pat gerai kakavoje ištirpsta ir būna žiauriai skanu, tai jeigu mėgstat žiemos laikotarpiu rudens, tai Flying Tiger. Tada čia irgi dovaną įleis, paskui irgi viską parodysiu. Tai nusipirkau, tiesiog reikėjo man tokio paprasto vazono, jinai jau kokį nors geresnį nusipirks, aš tiesiog grinai persodinimui ir padarimui, nes aš padariau plensų. Iš tos gėlytės, va šitos. Nes jis sakė, kad jie labai gražus, tai aš pagalvojau, aš nepirksiu augalo, aš tiesiog pagaminsiu iš jo daug kitų augaliukų. Tada čia irgi tam čili troškiniai pomidorų smulkintų ir aštriųjų pupelių rudų. Iš Tigerio nusipirkau tokį tiesiog, tą siūlą, bet man žiauriai gražu pakuoti dovaną su juo ir daug gražiau negu tie tokie plastikiniai. Tai va šitas man labai toks mielas ir man atrodo, tik eurą kainavo, čia visai daug jo. Tada Tigerį. Čia visai man nereikėjo, bet aš labai užsinorėjau, nes pas draugę pamačiau pas Korneliją. Visiškai mūsų tematika, visiškai mūsų vaibas, tai negalėjau pasiimti būdą. Labai mielą ir čia žakytį statyti. Ta prasme, žiauriai graži, žiauriai nice ir 5 eurai kainavo Tigerį, tai aš žiauriai happy dėl to, kad labai jau man čia tiks ant palangės dekoras, tiesiog būda. Labai cute. Gerai, pradėkim nuo kito maišo, tiksliau nuo tašės. Taip pat draugiai paėmiau kojinių minkštų iš Pepko, nes kažkaip, aš nežinau, ką jį pirkti ir jinai sakė, jai nieko nereikia ir tik tai porą daiktų pasakė, o tipo, pas mane ta dėžė nemaža ir aš noriu ten tiesiog nesąmonį pridėti, ir gerai, pridėsiu nesąmonį. Tada, kad toj dėžė viskas gražiai atrodytų, čia Maksimui buvo. Tokie, tiesiog, žinot, į pakuoji pridėti. Tada paėmiau 2 vienodas knygas, vieną savo, kitą draugiai, nes pamačiau Maksimui, kad yra nuolaida knygom, 40% nuolaida. Tai žodžiu, sugalvojau paimti ir mes abidvi domimės self-development, tai tiesiog saviugda ir dvasiškumu. Tai kažkaip pagalvojau, paimsiu ir jai ir įdėsiu į tą dovaną, kaip tik bus toksai ir cute dovanėlių reikalingų ir dar knyga. Tai dieviškasis ištiesinimas. Toks gydūnas yra toksai Indijoje, man atrodo, jisai toksai gydytojas,
kaip sakyt, dvasios vedlys, gal taip sakyt. Tai apie jį esu daug girdėjusi ir tikrai žmogus turi ką pasakyti, tai jisai šiaip lyg ir kūną gydo, nes čia daug mačiau paveiksliukų, netgi yra paveiksliukų, su čakrom, su stuburo, žodžiu, kaip atverti tenais, kad tiesiog, žodžiu, realiai šita knyga yra apie tai, kad mūsų dvasia, siela, kaip sakyt, mintis ir kūnas nėra du atskiri dalykai, tai yra vienas ir tas pats, tai jeigu yra blogos mintis, kūnas irgi nuo to kenčia ir atvirkščiai. Jeigu, tarkim, blogai maitinamės, tai mums gali būti ir depresija ir panašiai. Tai realiai čia apie tai, bet ir apie daug daugiau, tai nežinau, kaip paskaitysiu, galbūt duosiu žinoti daugiau. Bet jo, fainų ir drauginės. Realiai mes tuo pačiu domimės, tai manau, įdomina, žiauriai cute knyga. 20 metų sueina merginai, tai labai cute. Čia dar be valgiau spurgą, tai viena liko dar. Taip, valgiau spurgą čia. Čia irgi draugiai šaltalankio. Ir viską nekepė dėl to, kad šiaip miela, nes jinai skorpionė ruduo, tai arbatą įdėti dovaną man atrodo miela. Ir jinai sudaužė puodelį, vieną savo mėgstamiausią, ir aš jį nupirkau, tai prie puodelio kažkaip atrodo, kad būtų visai protingai įdėti arbatą. Nežinau, kol kas man visai patinka tai, ką esu nupirkusi jai dovanų ir atrodo, kad turėtų gautis visai nieko dovanytę. Bet dar ne viskas. Dalykai, kurių jinai paprašė, kai aš jos paklausiu, tai buvo šitie. Čia yra Crazy Hair, nežinau iš tos linijos, nesu pati bandžius, bet man atrodo, jinai sakė, kad bandė ir įbaigęs ir kažkas tokio. Tai čia yra galvos odos aliejus, o čia yra apsauga plaukams. Tai nežinau, jinai paprašė, aš nupirkau, tai bus toksai daikčiukai, kurių jie iš tikrųjų reikia. Ir dar pakau, kad, negi tik tiek. Tai dar paėmiau citrusinį kūno šveikiklį, nes tikrai sunaudosiu tokį dalyką. Norėjau šiaip Revolution Contouring paletės, kontūravimo paletės, bet kažkaip būtent kokią kūrinę jie naudojo, norėjau. Bet pasirodo, ten senos kolekcijos buvo. Seno leidimo, kaip sakant, tą paletę, o dabar, kai atėjau, buvo kontūravimo paletė, bet tenais iš 8 spalvų, gal tik viena spalva yra grinai kontūravimui, visos kitos yra highlighteriai. Man tie highlighterių nereikia, aš grinai norėjau gal 3 spalvų kontūravimo, 3 highlighterio, kažkokio tokio norėjau išplanavimo, bet ten, žodžiu, sakau, kad neapsimoka. Tai pamačiau Essence, kad turi tiesiog 2 spalvas kontūravimo, tai aš nežinau, ar jos geros. Gal kažkas bandė, bet atrodo geros spalvos, viena šviesesnė grinai, kai dabar baltesnė, tarkime, žiemos sezono, tai atrodo grinai ta šviesesnė turėtų būti gerai, o ta tamsesnė jau kai norisi tamsiau, tai man atrodo. Ir tai, mažai vietos užima šiaip protingiau negu visą tą paletę. Šiaip dar norėjau nusipirkti Aurokos advento kalendorių, nes nusprendžiau šiais metais ne Makeup Revolution pirkti, nes mačiau, kad, nesąmoningos kažkokios, tai aš nemėgstu kalendorio, kai vien lūpdažiai, pavyzdžiui, nes mačiau Nixas irgi, man atrodo, man nereikia, aš realiai nenaudoju tiek lūpam dalykų, jeigu man reiks kažkokios spalvos lūpdažio, aš jį nusipirksiu ir aš jį naudosiu, nes pas mane dažniausiai stovi tiesiog, ir netgi tuos, kuriuos gavau praeitis metais stovi, tiesiog, nežinau, nesunaudoju aš taip. Ir mačiau, kad šiais metais beveik tas pats, kas praeitais metais buvo, ir irgi lūpdažių visokių, žodžiu, dalykai, kuriuo aš nenaudosiu. Tušų, pavyzdžiui, aš nelabai naudoju. Tai pamačiau, kad Eurokoso kalendorius ir kaina labai gera, ir visokių tokių daikčiukų yra, kur, man jų reiktų. Ir visokie tokie gal dušo reikmenys, kas kartais galvojat, kad, gal nelabai, bet man jie labiau susinaudos negu tas makiažas kažkoks. Tai nusprendžiau šiais metais Eurokosą pirkti, bet šiandien dar nebepirkau, nes labai daug daiktų nešiau, bet reikia iš anksčiau jos nusipirkti, nes girdėjus ypač apie Eurokosą, kad žiauriai greit dingsta, tai reiks jau ateinančiom savaitėm pirkti, manau. Bet toks haulas. Aš nepamiršau. Jūs klausėt, kas čia yra? Ogi, toj pasakysiu. Žodžiu, kaip žinom, Lietuvoje saulės nuo kažkur lapkričio mėnesio iki balandžio beveik nėra. Jinai iškeliauja kažkur kitur. Tai labai trūksta D vitamino mums ir dėl to nusprendžiau nusipirkti. Dėl to, kad aš turiu D vitaminą ir aš jį gėriau. Ir jisai tik tai to 1000 EU, man atrodo, ar kaip ten skaitosi, kas yra labai maža dozė, labai maža dozė. Aš gerdavau po 2. Tai kaudos 2000 į dieną, bet tai yra žiauriai mažai, kai aš dirbu visą dieną, tai tos saulės tikrai nematau nei kiek, jeigu jinai kažkiek ir būna, tai labai tas
palaiko galbūt kažkiek kaulų būklę, bet labai mažai, o šiaip D vitaminas labai ir mūsų psichologiniai sveikatai, ir kaulų būkliai, ir nervams, nu žodžiu. Norit jaustis gerai ir neturėti žemos depresijos, kaip aš dažnai turiu, tai gerkit D vitaminą, praeitais metais geriau D vitaminą ir tikrai buvo gerai. Bet žodžiu, nusipirkau stipresnio ir dar buvo akcija. Man atrodo, euro vaistiniai. Užsisakiau 4000 tabletytės. Nesimato jungčio taip. Tai va, toks. Ir čia, man atrodo, yra, 90 tablečių, kas yra šiaip tikrai nemažas kiekis. Ir dar vienas plus vienas buvo. Tai vienas dyką gavau. Tai, man atrodo, gal 15 eurų ar 14 eurų šitas. Tai tikrai labai gera kaina. Ir 4000 tas TV ar kas čia, nežinau. Bet, žodžiu, realiai 2. Jeigu aš gersiu, tai jau bus apie 8000. Tai jau labai gera dozė, nes šiaip iki 10 000 neperdozuosi šitą vitamino vienai dienai. Tai, žodžiu, gal sunku suprasti, bet reikia jo daug. Jau būtų gerai, jeigu gertumėt žmonės šitą 4000 vieną tabletę į dieną, bet aš gersiu 2. Dėl to, kad sakau, aš noriu tikrai gerai jaustis ir kad viskas pas mane kūne gerai jaustųsi, o D vitamino lietuviai perdozuoti tikrai neįmanoma. D3 aš turiu. Tai va, labai džiugiuosi ir matau, kad man dovanėlį įdėjo. Kas čia yra? Veiksmingas antidepresantas? Ką? Antiperspirantas. Bet kaip miela. Šiaip labai skanus kvapo man įdėjo tą antidepresantą, antiperspirantą, nu tą dezodorantą aš vadinu. Koks mielas. Žiūri, čia toks grinai rankinuką. Nu, jie visi šiaip maži, bet aš kaip tik ir naudoju rutulėmis, tai nu kaip miela, kad įdėjo dovanėlę man. Tai vat dabar tikrai holą baigiu, žiauriai daug prisipirkau, labai pavargau, užsisakiau sušių dabar, nes penktadienis, nu. Tai laukiu aš savo sušių ir tiesiog ramiai pabūsiu, eisiu miegot, nes rytoj darbo 10 valandų dirbu. Tai noriu pailsėti. Susimatysim kažkada. Send you a save the date card, Mom. For what date am I saving? Well, if I tell you that now, then what fun will the card be? I mean... Cozy. Sveikučiai, nesenai grįžau iš depiliacijos, bet nieko daug tai nefilmavau. Tiesiog bendradarbė naujai pradėjo užsiimti depiliacijos veiklą, tai paprašė pabūt modeliuku, tai nudepiliavom kojos apatinę dalį kojų. Tai pirmą kartą buvau vaško depiliacijai. Nu, skauda, bet iškenčiama tikrai nuodėt, bet sveikinu su pirmu sniegu visus, nes, kaip matėt, sninga. Jau toksai link gruodžio, link žiemos jau ir puošiasi kalėdom visi, tai taip jau gal visai ir faina. Kalbant apie kalėdas, norėjau jūsų paklausti, ar jūs norėtumėt, kad aš filmuočiau vlogmas? Čia, kai kiekvieną dieną filmuoji gruodžio mėnesį iki pat kalėdų ir darai kalėdinį kontentą. Kiekvienais metais darau. Aišku, neišeina man ten 24 padaryti, nes aš tiesiog tiek laiko neturiu ir neturiu ką tiek filmuoti. Tai ir šiais metais, manau, būtų apie 10 kokių vlogmas ar kažkas tokio, nes aš ir dirbu plus. Bet jo, jeigu norėtumėt, tai gal ir pasistengčiau. Komentuokit būtinai ir palaikinkit šitą video. Jeigu pamatysiu, kad nėra aktyvumo, tai manau tada nefilmuosiu, nes vis tiek daug laiko tenais ir daug jėgų ir daug idėjų ir daug mąstymo, ką jums nufilmuoti ir padaryti. Dar plus ir advento kalendorių realiai dėl jūsų pirkčiau. Tai jo, parašykit, tiesiog kada žinot. Kadangi dariau haulą, ką pirkau draugai, tai šiandien pakuosim draugį dovaną, nes jau artėja ta diena, kada sveikinsiu savo draugę, nors jei jums suėjo 20, tai jau po gimtadienio sveikinsiu. Vienas iš dalykų, ką sakiau, kad padarysiu, tai pasakiau, kad iš savo šito augalo paimsiu, plensiu ir padarysiu jai augalą. Tai ne per seniausiai padariau šitą dalyką. Čia yra daug mažiukų
prantukų. Aš nežinau, man šiaip labai miela, aš labai tikiuosi, kad auks jisai gražiai ir taps kada nors tokiu dideliu augalu. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad jinai juo rūpinsis ir viskas jam bus gerai. Nes realiai pagal viską tai sveikas augalas ir čia daug tų plansų, tai iš kokių 7 plansų porą tai tikrai turėtų prigyti. Aš čia turiu dėžę tokio didumo ir jinai, čia tiesiog batų dėžė. Jinai yra pilna prikrauta, net nežinau, čia viską reikia sutaupyti. Dovanų draugių. Tai pirmas dalykas, ką turėsiu padaryti, tai visą ją apvyniosiu šituo popieriu su šventutėm. Tai žodžiu, aš manau, einu pasidarysiu šitą dalyką, o tada jau eisim link pakavimo. Žodžiu, dar paskui parodysiu visas dovanas ir dievai, ką padariau, nes kažkurią dieną sėdėjau ir norėjau kažkiek įdėti nuo savęs. Ne tai, kad nupirkau kažką, bet ir nuo savęs norėjau, kad pati kažką padariau. Tai žodžiu, dar parodysiu, ką ir padariau. Bet jo, pirmiausia, padarykime iš tos dėžutės gražią dovanų dėžutę. Tai dėžutę baigiau, atrodo taip, man atrodo labai mielai. Aš čia vidaus nepadariau, bet va čia va, uždėjau žodžiu. Paėmiau tiesiog popierių ir nudažiau taip rūžavai mielai. Čia bus atvirutė, tiesiog dar neparašiau teksto, tai reiks atsisėsti sugalvoti, nes Kornelija yra tiesiog žiauriai brangi draugė man ir labai ją vertinu, labai myliu ją, kiekvienam žmogui. Linkiu turėti tokį žmogų šalia, kaip aš turiu Korneliją. Ir jinai visiškai soulmate. Kiekvieną dieną pagalvoju, ką čia parašyti jos gimimo proga. Nes atrodo 20, toks jau moters, atrodo viskas, moteris užaugusi ir dabar pradės dar labiau augti, aišku. Tai labai didžiuojasi, labai myliu ją ir norisi kažką gero parašyti. Tai neskubu dar ir turiu laiko, tai dar šiandien irgi neparašysiu. Šiandien tik tai sudėsim visas dovanytės jau čia. Čia padėjau dovanas, kurias dovanosiu, tai čia yra dėžutė. Čia į dėžutę įdėsiu, kad viskas gražiai atrodytų. Knygą, kurią jums rodžiau, kad nupirkau. Tada arbatytę prie puodelio, nes jai sudūžo šitas puodelis ir aš lygiai tokį pat naudoju. Tai nupirkau. Tada, žodžiu, saldainiai 2, kūno šveitiklis. Tada 2 kaukės, ne. Dar saldainukų. Taip pat surišau tuos 2 plaukų produktus, perrišau kojinytes, nes ten kažkaip negražiai, kai tik nupirkta. Ir paskutinis dalykas parodysiu. Čia padariau 50 bučkių jai. Nežinau, man labai mielai. Šiek tiek iš arčiau parodysiu tą dėžutę, šiaip labai gera idėja ir graži ir tokia, kur tu įdedi savo darbą. Tai labai miela, nežinau. Čia žodžiu, kiekvieną, kada jinai norės, galės tiesiog išsitraukti tą mano bučinį jai. Čia pati bučiavau tą popierių su skirtingais lūpdažiais. Ir tiesiog paskaityti ką nors, nes ant kiekvieno yra užrašyta kas nors. Tai, pavyzdžiui, ant šitą užrašiau I know what love is because of you. Nu, tipo, kad žinau, kas meilė yra, dėl to, kad tu vos neparodai man kas yra. Tada ten, pavyzdžiui, you're kind. Nu, žodžiu. Tokie kaip affirmations, bet ir, sakau, gali būti prisiminimai ir kažkas tokio, tai vat, žodžiu, nežinau, gal jai patiks. Ok, tai dabar sudėsiu pirmiausia šituos dalykus, šiaip labai pagerina visą vaizdą. Siūlau įsigyti, jeigu pakuojat į dėžutę, kad užpildytų visą erdvę, žodžiu, išskirstyti, kaip šienas atrodo. Tai galvoju, gal pirmiausia, tai knygą įdėti, nes jinai čia daugiausiai vietų sužinoti. Ir visko pabiški. Atrodė šiaip, kad aš nieko čia nesupirkau, bet užtruko visai, kol sutalpinau viską. Tai va, kojinytės, kaukės, viską sudėjau. Tas šveitiklis niekur nebetilpo, tai į puodelį tiesiog įdėjau puikiai. Jisai čia tilpo, knyga tenais apačioje, žodžiu. Taip atrodo, man atrodo labai cute dovana. Nežinau, aš tikiuosi, jinai džiaugsis. Toks, man atrodo, viskas, ko reikia. Tai aš labai džiaugiuosi šitą dovanytę. Dar bus atvirutė ant viršaus ir viskas.
bus baigta. Na, aišku, dar šone bus šitas augaliukas, jį, manau, tiesiog užrišiu tą kaspiniuką ir viskas. Gaminau takus tuo tokiu greituoju būdu. Išsikepiau mėsytę, tada turim pupelių, nes proteino geras šaltinis, tai stengiuosi visą laiką su takos valgyti. Čia, kaip matėt, pasidariau guacamole. Ir tada šitoje lėkštėje yra tako tos shells, man patinka tos kukurūzinės labai. Ir čia turim sūrio pasitarkavę, kad tiesiog ant viršaus susidėti. Čia aš tiesiog paimu tą shell ir įsidedu mėsytės. Tada įsidedu pupelių, tada įsidedu guacamolės, įdedam guacamolės ir tada ant viršaus sūrio. O taip atrodo. Mano takiukas. Ir tada darom nem. Tai skanaus man, skanaus jums, jeigu valgot. Šiandien aš nieko nebeveiksiu, pavalgysiu ir eisiu miegoti, nes jau 9, o dabar laukia 4 dienos darbo, tai noriu išsimiegoti gerai. Bet žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Myliu jūs, labai džiaugiuosi, kad galiu kurti jums turinį. Mūsų nėra milijonas, bet vis tiek. Ačiū visiems, kurie esat, kurie subscribinat, kurie dar ne, taip pasubscribinkit, nes laukia daug turinio, jau yra ir idėjų kitiems dar video, tai laukit, susimatysim. O dabar sakau jums ate ir ačiū, kad žiūrėjot. Bye! And it goes a little something like